Raudonajame ringo kampe sutikite trenerių Dainiaus Daukšo ir Vytauto Milerio auklėtinį sporto klube Dain Ralfas Marius Smaidžiūnas. Tsunamio atstovas Gedas Brydikis. I do the all year. I can express myself. I can be loose in my vagabond clothes. Right on top. Lucas Castagnol. Nieko nėra. Per koją pats pamatas. O taip, o yra, o taip, kampus kal. Ir keliais, bet. Keliais, keliais. O taip, per koją, o taip, keliais, keliais. Aukščiau rankas, gerai. Per ranką uždešim, per ranką dešim. O taip, aukščiau rankas, pasivarsyk. O taip, neskubėk, pakvėpuok. Per koją mušiam. O taip, nemušk aukštų, per koją. Ir per ranką. O taip, toliau, sumušai atsitraukį. O taip, sumušai atsitraukį. Per ranką mušim. Per ranką muš, per ranką pats, o taip. O taip. Pakvėpuok, Mariukas. Per koją vėl dik, per koją rankos, spauskite. Spauskite žyklės. O, liuks. O, tai prasimėk ir pasitik. Prasimėk ir pasitik. O, tai, per koją, žemą. Saugo, koją. Pažiūrėk daugiau, pažiūrėk. Nepaleisiu. Dirba, Liukas, tikrai. Kairė eina koja. Koja žemka. O taip, ranką, o taip, o. Daugiau. Daugiau dirba. Tiesiai įsisuoji. Arčiau, Liukas. Per ranką. Į kelią, o taip. O, dirbi, o. Susmugėlė atsitraukti, o taip. Nieko nėra, gerai. Susmugėlė atsitraukti, o taip. Tik pats, o taip, senoli, o taip, gerai. Gaut į koją. Eis, jaunas. Ir varyk! Aš nepasipysiu. Kairė, koja. O taip, senoli, o taip, į ranką, o taip, senoli.
Karpuoji rankom vėl, kaip sakiau. Vata, pasiblokavai ir karpuoji pasir. Aukštai rankos variukas ir ginti. Spausk į kampą, o taip. O taip, spausk, gerai, pasilansyk. Nieko nėra, gerai, o, karpuoji. O taip, šalonį, o taip. O taip, šalonį. O ranką, ką dirbi, o taip, šalonį. Labai gerai, šalonį. Karpuoji dirbi vėl, variukas, o taip, šalonį, o taip. Jis kairį dešinį, jis kairį dešinį. Kairį dešinį, o taip, šalonį, o taip. Spaudiš kartu, spaudiš variukas. O taip, šalonį, o taip, Dirbi variukas, gerai! Ranką dirbi! O taip, dirbi! O taip, šalonį! O taip! Dešimt sekundžių. Tiesiog ši kova garantuotai pareikalavo daugiausiai emocijų ir šioje kovoje nugalėtojas taip ir nepaaiškėjo, skelbiamos labai įspūdingos lygiosios. Reikia padėkoti ir Mariui Svaidžiūnui ir Gedui Brėdikiui.